Kviečiame žiūrėti informacinę laidą trumpai, pranešančią svarbiausias savaitės naujienas. Antradienį Liberalų sąjungos Palangos skyriaus pirmininkas Remigijus Kirstukas Centro sąjungos kurorto skyriaus vadovui Salvijui Jotkai įteikė oficialų partijos skyriaus siūlymą bei susirinkimo protokolą dėl bendros frakcijos miesto taryboje sudarimo. Jungimas įvardintas kaip svarbus ir būtinas žingsnis vienijant dešiniojo centro politinės jėgas. Centro sąjungos Palangos skyriui pasiūlyta pradėti veiksmus bei derinti pozicijas visais kurorto socialinio bei politinio gyvenimo klausimais. Tokį žingsnį paspartino ir Lietuvos liberalų sąjungos bei Lietuvos centro sąjungos jungimasis. Palanga jau turi savo 750 metų jubiliejui skirtą ženklą. Praėjusį penktadienį komisija nusprendė, jog konkurso vertinimo kriterijams geriausiai atitinka Klaipėdos dizaino centro sukurtas darbas. Konkursui buvo pateikti net 46 jubiliejų skirtų ženklų pavyzdžiai. Darbus vertino specialiai sudaryta komisija pirmininkaujama Kultūros rėmimo fondo pirmininko Pauliaus Angavičiaus. Nors konkurso nuostatose buvo numatyta, kad reikia išrinkti vieną nugalėtoją, tačiau skirtos 3 vietos. Savaime suprantama, jos buvo simbolinės, nes nei prizų, nei apdovanojimų nežadėta. Geriausių ženklų 8:1 balsų persvara pripažintas Klaipėdos dizaino centro darbas. Antroji vieta atiteko palangiškiai grafikai Gražinai Oškinytei Eimanavičienei. Kurorto menininkai beje buvo įsitikinę, kad tik ji viena galėjo pretenduoti į nugalėtojo laurus. Trečioji vieta paskirta Elenai Šnirieniai ir Gitanai Daniutei. Palangos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Arūnas Elijošius, susitikęs su savivaldybės administratoriumi Broniumi Martinkumi, aptarė pasiutlygės prevencinę programą. Jai įgyvendinti reikia 3000 litų. Už pusę šios sumos būtų nupirkta oralinių vakcinų, kurias reikia išmėtyti miškuose, kad plėšrūnai ją suėstų. 1000 litų ketinama skirti medžiotojų premijoms. Tai yra, už kiekvieną sumedžiotą lapę ar mangutą medžiotojai apdovanoti 50 litų. Taip tikimasi sumažinti plėšrūnų populiaciją. 500 litų turėtų būti skiriami įsigyti vakcinoms, kuriomis būtų skiepijami pasiutligės židinyje esantis gyvuliai. Verta pažymėti, jog pasiutlygės problema kurorte šiemet ypač aktuali. Vien tik per sausio mėnesį užfiksuoti 4 šios ligos židiniai. Tuo tarpu per visus praėjusius metus buvo tik 2 tokie atvejai. Kurorte nesiliauja siautėti vandalai padeginėjantis butų duris. Palangos policijos komisariate vėl užfiksuoti 2 pareiškimai apie šios chuliganizmo atvejus. Vienas kurorto gyventojas pastebėjo, kad yra padegtas jo butų durų skambutis, o kitas palangiškis pranešė, jog liepsnoja jo buto duris. Jau nuo praėjusių metų balandžio mėnesio mokyklos liko be medicinos punktų. Pasak valdžios atstovo, pagrindinė to priežastis lėšų stygius, tačiau medicinos slaugytojos mokyklose labai reikalingos ir tai rodo akivaizdus pavyzdžiai. Per pastaruosius nepilnus metus kurorto vidurinių mokyklų ugdytiniai patyrė ne vieną traumą. Praėjusią savaitę Senojoje gimnazijoje kūno kultūros pamokos metu vaikinas susilaužė ranką. Jis žaidimo metu su bendraklasiu kovojo dėl kamulio ir netyčia pargriuvo. Skubiai iškviesta greitosios medicinos pagalba, kurios specialistai konstatavo, jog jaunuoliui žaidimas kainavo atvirą rankos lūžį. Nuo vasario 1 dienos visose šalies turgavietėse panaikinama iki šiol buvusi 2 mėsos bei jos produktų veterinarinė sanitarinė kontrolė. Nuo šiol turguose nebeliks maisto ir veterinarijos tarnybos padalinių, o visa atsakomybė už realizuojamus produktus tiesiogiai teks turgaviečių administracijoms ar jų savininkams. Palangos miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Arūnas Elijošius patikino, jog dėl tokių pakeitimų žmonės neturėtų nerimauti, nes maisto produktų kokybė nenukentės. Pasak Elijošiaus, kurorto turgavietėje mėsą daugiausia prekiauja įmonės, o pavienių ūkininkų tėra tik vienas kitas. Viršininkas pažymėjo, jog kur kas daugiau rūpesčių keldavo turgavietėje realizuojami ne mėsos, o pieno produktai. Dėl šios priežasties pastarieji ir toliau bus tikrinami budinčio veterinarijos gydytojo. Tai ir visos šios savaitės naujienos. Gero ir malonaus vakaro su mūsų kanalu. Likite sveiki.